Kaip vieną iš akibrokštų The Economist mini prezidentės atsisakymą susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Baracku Obama Prahoje. Tuomet Lietuvai Jungtinių valstijų prezidento surengtoje vakarienėje atstovavo premjeras. Tokios darbinės vakarienės metu, kai nebus sprendžiami jokie klausimai, manau, kad labai gerai ir pakankamai atstovauti Lietuvą gali ir premjeras. O aš tuo metu turėsiu susitikimą su Lenkijos prezidentu. Savaitraščio teigimu prezidentė sakė nenorinti kelti šampano taurės už sutartį, kuri gali pakenkti Europos saugumui. Tokia kritika Jungtinių valstijų ir Rusijos sutarčiai dėl strateginės branduolinės ginkluotės esą papiktino Baltųjų rūmų administraciją. Pasak cituojamo, bet neįvardijamo valstijų nacionalinės saugumo tarnybos pareigūno, Grybauskaitė galėtų patekti Baltuosius rūmus, tik jei atvažiuotų su kitais turistais. Tai nėra glamūrinis signalas. Ten galim buvo žiūrėti kaip ironiją arba tiesiog pajuokavimą. Iš tikrųjų, silpnoji pusė yra ta, kad prezidentė niekaip negali argumentuotai ir akcentuotai išsakyti konkrečių savo pozicijų užsienio politikos klausimais. Dažniausiai tai būna veiksmas be motyvacijos, kurį po to iš tikrųjų galima labai įvairiai interpretuoti, kas ir gaunasi. The Economist peikia prezidentę ir dėl to, kad šie esą palaiko po 16 metų valdymo prezidento posto vėl siekiantį Baltarusijos vadovą Aleksandrą Lukašenką. Prezidentės atstovai savaitraščio skirto titulo nekomentuoja. Grybauskaitės susitikimas su Baracku Obama artimiausiu metu neplanuojamas. Martas Kalendra, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios, Vilnius.